wash your face and brush your hair. Well, nag, 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 it's just not fair. I'm horrid Henry. So down with school, I'm gonna rule. And when I'm king, I'll do my thing. And then my life will be so sweet. I'm horrid Henry. Na na na, na na nay. The purple hand gang rules okay. Well, it's so easy being me. I'm horrid Henry. Blogiukas Henris. Niekad to neišduosiu. Suteikiu tau paskutinę progą, išdavike. Ai, arba pasakai, kur yra lobis, arba viską pasakysiu mamai. Ne, tai aš viską pasakysiu mamai. Ne, luktelk, išdavike. Ką dabar sugalvoji, Margareta? Pagalvojau, kad tau reiktų žinoti, jog kai kas išlaikė savo baleto egzaminą. Na ir kamgi tai pasisekė? Tas žmogus arčiau nei numanai. O, galima bandyti spėti. Tai tikrai ne Piteris, nes jis nemoka šokti. Pūkė irgi atkrenta, nes ir jai nelabai kaip tai sekasi. Fenga šokti moka, bet... Juk tai aš, kvaiša. O, tu moki šokt? Kaip ten bebūtų, ne tai svarbiausia. Tai ko man tai pasakoji? Palauk, norėjau pasakyti, kad mūsų kieme šią popietę bus labai triukšminga. Ir kas man iš to? O tas, kad šią popietę rengiu vakarėlį. Tėtis svečiams linksminti užsakė nutrūktgalvį Deną. Gerai, staiga parūpo. Juk jis geriausias vakarėlių vedėjas pasaulyje. Žinau. Kiekvienas vaikas bet ką padarytų, kad pakliūtų į jo vakarėlį. Taigi, beje, jis turi naują pagalbininką. Naują pagalbininką? Šokau į Džeimsą. Pala, atspėsiu. Jis šokinėja. Taip, šokinėja. O, kaip kietai. Na, man tai kietai. Tau nelabai. Tavęs nekviesčiu. Ką? Nekvieti? Į nutrūktgalvio Denų vakarėlį? Ne. Blogiukas Henris jūsų paslaugoms. Kaip visada. Henri, mes vis dar žaidžiam piratus. Ne. Bet gal šį kartą nuspręsiu pasakyti, kur yra lobis? Pasakiau ne. Tu nori pasakyti, kad nutrūktgalvis Denis pasirodys tik po 5? Ką tai reiškia? Mieloji mano, būtent tai reiškia. Anksčiau jam neišeina. Ta supratau. Bet juk vakarėlis tai 3. Taigi, brangioji, vadinasi 2 valandas nebus jokio vedėjo? Taip, mano žiedelį. O tai ką mes tada veiksim tas 2 valandas? Nežinau, mano brangusi žiedelį. Geriau jau ką nors sugalvok, nes kitaip. Gal visgi man išeis pamatyti Deną? Tik dar nesugalvojau kaip. Ne, nieko nesugalvoju. Galėtum apsimesti vakarėlio vedėjo. Ačiū, Kirmine. Kai norėsiu išgirsti tavo nuomonę, pasakysiu. 2 valandas linksmintų Margaretą ir jos draugės. Juk sakiau, kad... O atvykus nutrūktgalviui Denui, tu jau būsi jos namuose ir galėsi stebėti jo pasirodymą. Piteri, tavo idėja beveik tobula. Iki tobulybės trūksta tik vieno. Tu turėsi eiti su manim. Kodėl? Šitaip jie mūsų neįtars. Na štai, dabar viskas tobula. Koks aš protingas. Nagi, juk tai buvo tavo mintis. Bet viskas turėjo vykti ne šitaip. O ne, konkurentas.
Ir kodėl tu tai padarei? Jei nepradėsi verkti, gnypsiu dar kartą. Ką? Girdėjai, verk. Neverk, Piteri. Bus dar tų vakarėlių. O, ir tu į vakarėlį. Jį atšaukė. Atšaukė, nes jis niekam neįdomus. Kągi, viso gero. Nedaug trūko. Aš galiu verkti ir kai manęs negnaibai, Henry. Gerai. Stengsiuosi nepamiršti, o dabar eime. Sveiki. Mes vakarėlio vedėjai apsimetėliai. O mes užsakėm jūs. Taip, paskutinę sekundę. Kad linksmintumėm, kol lauksit tikrųjų vedėjų. Tai yra nutrūktgalvio Deno ir... Kuo vardu tas naujas jo pagalbininkas? Nepamenu, kažkas apie šokinėjimą. Taip, nutrūktgalvis Denas ir šoklys Lesteris. Mat kaip? Na tai užeikit. Pavyko. Palaukit čia. Juk nenorim sugadinti staigmenos mergaitėms, ar ne? Jokių būdų. O kas toliau? Ką nori pasakyti? Mes iš tikrųjų nelinksiminsime iki kol pasirodys nutrūktgalvis Denas ir jo pagalbininkas, juk taip? O kodėl ne? Turėtų būti smagu, išprotėjai. Jos iš karto mūsų atpažins. O taip. Tai ką darom? Net neįsivaizduoju. Sugalvoju. Žinau, ką galėtumėm padaryti. Ką? Ką? Pasakyk man, Piteri. Nesakysiu. Nebent prižadėsi šįkart nepavogti mano idėjos ir neapsimesti, kad pats sugalvojai. Gerai, prižadu. Mums reikia rasti, kur pasislėpti 2 valandoms. Tada atvykus nutrūktgalviui Denui, pažiūrėsim jo programą ir įsėlinsim namo. Niekas net nesužinos, kad mes čia buvom. Neblogai. Tik viena smulkmena. Kokia? Margaretos mama juk žino, kad mes čia. Tada reikia ją įtikinti, kad mes vis dar čia, ar ne? Tikrai manai, kad mums pavyks, Piteri? Pasikliauk manim. Jau neužilgo galėsit pasirodyti. Margareta niekaip neišsirenka, kurį rožinį sijoną jai užsisegus. Gerai. Ar jūs gerai jaučiatės? Žiūrėk, Henry, mes galim slėptis čia. Tikrai galim. Niekaip nesuprantu, kur dingo tie vakarėlio vedėjai apsimetėliai. Gal padėt? Būtų gerai, labai sunkus. Prabusk, Henry, mes judam. Kas vyksta? Kur aš? Tu torto vežimėlį beveik nuogas. Ir panašu, kad vakarėlį dalyvausim. Tuoj valgysim tortą. Bet prieš tai turiu tau staigmeną. Kokia čia staigmena? Dabar 5, kas reiškia, kad nutrūktgalvis Denas jau čia. Tikrai taip. Nutrūktgalvis Denas. Jūsų paslaugoms. Norėčiau pristatyti jums šoklųjį Džeimsą. Valio, valio!
O dabar mūsų pradedančiosios balerinos garbei tortas. Galiu viską paaiškint. Čia buvo jo mintis. Išvertė Rūta Sargūnaitė, įgarsino Henrieta Huridaitė, Vers Media.